di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y inaalala. Kapag nawala ka, wala na rin ako. 2 savaitės praleidau atokiam Filipinų kaime, gyvenau kartu su ožkom, kiaulėm, žąsim, vištom ir šunim. Dirbau įvairius darbus, kapojau bambukus, sodinau medžius, ruošiau vagas, tvarkiau tvoras. Ir žinoma, įsiliejau į vietinių gyvenimą, jų pramogas bei šventes. Kviečiu prisijungti ir pamatyti, kaip atrodo ir verda tikras gyvenimas Filipinų kaimuose. Švenčiam gimtadienį. Labas rytas. Taip atrodo chatas visų. Taip atrodo tulikas ir dušas. Čia skalbenkė tokia. Female. Male. Čia dušas ir tulikas. Labas rytas. Okay. Only from that. It's the longest river. Yeah. And the water, when we are flooded, it can go as high as the water. Oh, there is a little bridge. Okay. When the water is high, there is a boat there. Oh, you want to take a photo? Together? Yeah, we can be together. Yes. That bridge. Yeah. So 1 month old, yeah? Just 1 month. 1 month old. Yeah, that's crazy. Žodžiu, šiaip gerai atrodo visai tiltas, bet jį pastatė ir per mėnesį laiko šitas tiltas sugriuvo. Tai liktai žmonės nukentėjo, bet nueisim pažiūrėsim, kaip ten atrodo. Dėl korupcijos ir panašiai, nes čia labai didelė jinai. Iš išorės atrodo gražiai, bet iš tikrųjų kokybė pačių tiltų tai nekokia. Tai va, ten kaip rodžiau, iš pačios yra dar vienas tiltelis, bet kadangi kai pakyla vanduo, kadangi čia potvynių būna nemažai, tai kai pakyla vanduo, tai nebėra kaip, tai tada tik tai valtis būna. Žodžiu, taip ir nulūžo. Taip ir subirėjo tiltas. Tikriausiai daug melagų važiavo per jį. That is the truck? Truck, yeah. Oh, Okay. The water like a stone. Kaip taip mėnesį gyvavęs tiltas, Pass. ką tik iškeptas tiltas sulūžo. Mga 30 plus na meron. Oh, nakiinom ka na yan, makatititi. Cellphone. hi. Dapat kinabanggara ko na niya. Kaya rin, diretso sa Nesimato gerai, bet žodžiu, taip atrodo tiltas sugriuvęs nakties metu. Varom pažiūrėti, kaip atrodo fiesta. Aš jau kelias dienas jau šiandien buvau, vakar buvau mūsų kaimelio fiestai. Tai žodžiu, ta fiesta tiesiog, tai žmonės kviečiasi į namus. Vienas namas turi savo balių, belekas ateina, kas tik nori. Tai labai smagu, gėrimai neriboti, maistas neribotas. Tai jo, tai tokia ta fiesta ir varom dabar pažiūrėti tokį didesnį miestelį, čia kur, žodžiu, pervažiavau šitą tiltą. Can we have your attendance? Hello. Thank you for visiting Isabela. Taga saan siya, sir? Hello. Ngayon lang rin ako eh. Come on, let's get a photo. Uy, boss. Yeah. Let's get a photo. Good? Yeah, thank you. Thank you po. Hello. Čia jautiesi kaip žvaigždė kokia, žodžiu, eini, dar plaukai ryškus. Tu durnas, pažiūrėkit, kiek žmonių čia yra. Wow, a lot of people. Pion. Hello. Raimi Sudan. Hello. Su kiekvienu žmogu sveikinas. Hello. Kumusta? Okay lang, welcome to Philippines. Thank you. Okay. Hello.
Miša. MJ Kanseran. Tritropa. Tritropa. Tekan MJ, Jay. Tritropa. MJ Kanseran. Lečon – tradicinis kiaulės kepimas. Pasiruošimo metu reikia jauną paršiuką išvalyti ir į jo vidų įdėti žolelių ir prieskonių, užsiūti nedegių siūlų ir aptepti kokoso sultimis. Mūsų atveju mes dar apipylėme paršiuką Coca-Cola ir tai suteikia paršiukui bronzinę spalvą. Tada vyksta nepertraukiamas sukiojimas ant laužo, kas kurį laiką patepant aliejumi, kad paršiukas nesudegtų. Mūsų paršiukas sveria apie 15 kg, jį kepėme apie 2 valandas. Iškepęs paršiukas išorėje pasidaro traškus, o viduje minkštas. Ir kad ir kaip bebūtų gaila, šito paršiuko neteko pačiam paragauti, nes jis buvo gamintas pagal užsakymą. Tačiau dalyvavimas visame procese buvo labai įdomus ir įsimintinas. DPD užsakymas, gavom iškvietimą Lešono, kažkas nori. Važiuojam, parduosim. Darom vagą. Žiūrėkit, parodys, kaip atrodo jaunas bambukas. Yra jaunas bambukas, kuris auga. Biškai, aišku, čia palinkėsi. Tokie lapai. Jaunas bambukas. Čia biškai paaugęs bambukas. Padaryta. Tai va, bambukas šiaip čia labai praverčia ir yra labai ir statybinė medžiaga ir šiaip tvirtas medis pasidaryti įrankius. Dauguma įrankių, pavyzdžiui, yra iš bambuko lazdos. Jeigu bambukas yra gerai paruoštas, tai reiškia, kad užaugintas, nepapuvęs, gerai žuvęs, tai jisai gali įsilaikyti iki 20 metų kažkur gali įsilaikyti. Tai visos pavėsinės, visi namukai tradiciniai yra iš bambuko ir pastatyti. Tai labai gera tvirta medžiaga statyboms. Pavyzdžiui, čia va, mano kubo namukas. Tai visos va statybinės medžiagos. Čia visur bambukas, čia bambukas, čia bambukas. Čia va bambukas eina. Labai gera medžiaga statyboms, tik tais reikia ieškoti nesulinkusių pagalių, nes jie labai nuo vėjo linksta. Ir pasidaro nelygios formas. Taip atrodo mano kubo chata, biškį betvarkė. Bet nekreipkite dėmesio, nelauk svečių. Jo, ir taip atrodo bambukų krūmas, ne krūmas, nežinau kaip pavadinti. Bet jo, čia dar visai jaunyje, ten man pavyzdžiui yra didesnių. Sveiki, kiauliokai. Darysim sodinukus, miksinų žemės. Oška.
Nu, va, iš tų 5 medelių sodinukų mažyčių pasidarys tokie va dideli medžiai. Sodinsim bambuką. Žiūrėk, kam bambukas labiausiai patinka. Penki medžiai, 10 bambukų ir dar 5 kažkokie. Taip atrodo bambukų sodinimas. Galima sodinti bambukus arba imant patį stiebą, arba imant šakas, arba imant sėklas. Arba imant patį krūmą, iš ko išeina visas bambukas, kaip čia va yra. Šitas va visas pagrindas kelmo, žodžiu. Efektyviausias būdas yra sėklos, tada eina šitas, tada šitas ir pats neefektyviausias būdas yra su šakom, bet kadangi šakas lengviausiai pasiekti, nes jeigu imi patį kūną, visą medį reikia nukirsti, patį kelmą labai sunku išimti, o sėklas reikia ilgai laukti. Reikia sėklų laukti apie 100 metų. Gali jau manęs nebebūt, kol sulauks. Kas dar įdomaus, tai kad daug labai skirtingų rūšių yra bambukų. Čia, pavyzdžiui, yra juodas bambukas, čia vat yra žalias bambukas. Kaip galima atskirti koks amžius bambukų, tai jauniklius galima atskirti, jeigu jie turi tokius pampersus. Tai čia pampersai yra. Tai čia yra iki 1 metų amžiaus. Senoliai yra pakeitę spalvą, tai vat šitie pageltonėja visi. Tai jiems kažkur yra nuo 5-6 metai. Nu, o geriausi visi auginimui, sodinimui, kaip vat aš ten ėmiau, tai yra tarp 2-4 metų. Tai, pavyzdžiui, iš čia toksai, sakykim, va tas va būtų. Nes jisai neturi pamperso, neturi pasikeitusios spalvos, tai reiškia nesenas. Tai, sakykim, šitam yra tarp 2 ir 4 metų bambukui. Pasodinsim 10 bambukų, 5 medžius, tai tokie bus, nežinau kaip vadinas. Bet 5 bambukai, tai 5 su pačiu stiebu, 6 su pačiu stiebu ir 4 su šakom. Bambukai auga kažkur iki 15 metrų aukščio lygtais. Tai va, tokios tokelės. Nebūkit bambukais. Gerai, šefukas atėjo pasakė, neklausykit manęs, tai šakos per jaunas buvo, tai rytoj pasikeisim jas į kitas senesnes. Nes kažkaip visos pakliuvo tokios šakos, nežinau kaip daryti, bet stiebai gerai. Tai va, pasiliko tik tais šitie kūneliai. Baigiam darbą. Labas rytas. Varom paršiukų parduoti kitą miestą. Tiek pridirbam. ASMR. Darom du tūlikus. Iškasta viena duobė, kita duobė. Tai vyro moterų arba moterų vyro ir jungiamasis vamzdys. Dabar cementuosim šonus.
Wow. Jordi, tumba nih. Hah? Tumba nih. Sulaužė tvarą. Ang akala ko'y kay pangarap lamang, hindi makikita at di masilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin. Hindi ko suhain bawat naisip mo ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Wag sana bago. Labas rytas. Šiandien darysim 6 duobės. Pasodinti 6 medelius. Čia eina palei tvarą šitą visą. Pasodintų medelių yra. Tai mes biškį čia atstumo pasiliekam. Čia vieną pasidarysim. Ten. Ir tada po 5 metrų vėl. 1, 2, 3. Kažkaip taip. Darbo įrankiai. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6. 6 skilaitės. Eisim pasodinti kažkokių tais medelių. Nara tree. National Philippine tree. Sveiki mano mėly kolegos. Pasidainom, kiek čia? 16 baklažanų. 16 baklažanų pasodinta mano vagose. Tokie baklažanai. Gusto sodelis. Taip yra daromas trąšas. Sumala visokius lapus, šakas. Čia yra daug vabaliukų visokių. Papūna, perkelia čia ir tada čia sijojam. Ir tada parduoda šitą trąšą šitas organiškas. Excuse. Vaikščioti. Vaikščioti. Jau. Jau. Zi. Dvi. Dienas. Zi. Yeah. Praleido. Good. Praleido. Prie. Prie. O pilioka. Your appreciation and your love. My name is Paul. And I'm Mika. And it is our truly and pleasure and honor to serve once again as your host for this very special evening. Ėjo laikas ir nepastebimai prabėgo visos 2 savaitės ūkyje. Ne vien tik aš buvau savanoris ūkyje, buvo kartu su manimi ir virš 10 mokyklinukų, kurie baiginėjo mokyklą ir praktikuojasi organiškame ūkyje. Jie yra labai kūrybingi, draugiški ir mieli. Netgi paskutinį vakarą specialiai man surengė renginį su visa programa. Su dainomis, su žaidimais, su šokiais. Buvo labai gražu stebėti visą pasirodymą ir pajausti, kokį tarpusavio ryšį spėjome sukurti per tokį trumpą laiką. Taip pat, kaip atsiminimą, gavau
rankų darbo bambukinį pakabuką, kuris nuo šiol primins apie ūkyje praleistas dienas. Šios kupinos nuotykių 2 savaitės buvo tikrai įsimintinos ir bus prisimenamos su šypsena. Dienos buvo be galo ilgos ir įdomios. Keldavausi anksti, dirbdavau žemiškus, purvinus darbus, valgiau kartais skanius, kartais ne visai aiškius vietinius patiekalus ir tiesą sakant, nežinau, kiek per šį trumpą laiką teko ištuštinti Ginebra San Miguel butelių kartu su vietiniais. Bet manau svarbiausia išmokau, kad tikras gyvenimas ir slypi kaimuose, kur viskas yra tikra ir neiškraipyta. Manau, kad pilni paplūdimiai turistų niekada neduos tokios patirties ir suvokimo, apie ką iš tikrųjų yra Filipinai ir jų tauta. Esu dėkingas už tokią galimybę ir patirtį, kurią prisiminsiu tikrai ilgam. Na, o beįrašinėjant šį audio takelį esu jau kitokiuose Filipinuose, esu prie atvirukinių vaizdų su balto smėlio paplūdimiais ir mėlynu vandeniu. Be abejo, kartu su tuo ateina ir didžiulis turistų kiekis, bet turbūt apie tai kitam video. Ačiū tau, kad pažiūrėjai ir jei patiko, jei kažką išmokai, gali paspausti like, subscribe, gali pakomentuoti kažką. Iki kitų kartų. Čiau.